Vos nubudę žmonės pereina prie įprastų veiksmų sekos. Atsikelia iš lovos tą pačią pusę, eina į tualetą, pasiima kavos puodelį, nusiprausia duše, apsirengia, važiuoja į darbą tuo pačiu keliu. Žmonės daro tuos pačius dalykus, mato tuos pačius žmonės, išgyvena tas pačias emocijas ir tai tampa rutina, įrašyta programa mūsų smegenyse. Taigi, jei atsibudęs ryte jau pradedi galvoti apie savo problemas, jautiesi prislėgtas ir nusiminęs, kasdien užsisuki kaip žiurkėnas tame pačiame rate. Tavo smegenys dirba pagal tą pačią programą. Pažįstama praeitis anksčiau ar vėliau taps numatoma ateitimi. Jei tikite, kad jūsų mintis turi įtakos jūsų likimui, bet negalite galvoti daugiau nei jaučiatės, pagal emocijų apibrėžimą jūs mastote praeityje. Ir daugeliu atveju jūs ir toliau kursite tą patį gyvenimą. Iki 35 metų 95% to, kas mes esame, yra išmoktas elgesio rinkinys. Emocinės reakcijos, nesąmoningi įpročiai, stipriai įtvirtintos nuostatos, įsitikinimai ir suvokimai, kurie veikia kaip kompiuterio programa. Dauguma žmonių laukia krizės, traumos, ligos ar diagnozės. Jie laukia netekčių, tragedijų, kad ryžtųsi pokyčiams. Kai kurie praleidžia visą gyvenimą gyvendami trūkume, laukdami, kol kažkas pasikeis išorėje ir jie taps laimingesni.